Dabar mes atvykome į Šiaulius pas poną Vincą, kurio namas pastatytas yra prieš 13 metų. Ponas Vincai, ko jūs šiltinotės ir kokia tai jūsų patirtis? Čia Latviai buvo atvažiavę, tada tais 92 sunkiais laikais ir užpylė iš viršaus, kurie siūlo dabar per reklamą, per skylutės gręžiant užpildyti, bet jeigu ir iš viršaus pildžius, po praėjus 12 metų, tai praktiškai šilumos nebėra. Traukia per mažiausias siūlės vėjas. Ir dabar bandom su ekovata, kuri gal pasiteisins, nebebus to viso. Kaip jūs sužinojote, kad jūsų name tas šiltinimo būdas visiškai neefektyvus? Čia buvo paprasčiausia per elektros rozetės, per tokius plyšius, kur atsidaro, prie rozetės prieini ir jaučiasi, kad traukia vėjas. Paprasčiausia tas. Ir kai jūs bandėte išsiaiškinti, ką jūs pamatėte? Paprasčiausia po langų keitimą, kai langus pakeitėme, atsidarė ertmė oro. Ir kad ranką kišant, kur dėjusi langai, skylės iš vis tuščias ertmės. Sudulyje kito atsakymo neturiu. O kodėl jūs dabar renkatės ekovatą? Alternatyvos kitos nežinau, nes paprasčiausiai buvo jūros puta, jūros putos tik tai granulės, o granulės, kiek skaitau, nelabai efektyvios, o tvirtos jūros putos į tokį tarpą nebeįkišė. Kokių dar variantų jums siūlė? Iš lauko pusės apšiltinims, dedant jūros putą arba akmens vatą ir struktūrą tinkuojant, papildomai dažant ar kažką darant. Na ir kiek tai jums būtų kainavę? Labai daug. Vien žodžiu, beprotiški pinigai. Pati pigiausia varianta 60-70 litų kvadrats, o jeigu labai normaliai, iki 170-180 litų už kvadratą. Tai naujas namas? Deja, taip. Tai ponas Vaclovai, jūs statybų specialistas esate. Kokia tai yra medžiaga? Kaip jūs galėtumėte ją pakomentuoti? Aš daug kartų sakau žmonėm, kurie nori apsišiltinti namus, ypatingai apšiltinti ant oro tarpus. Šitas produktas, jis pasaulyje skaitos vadinamas aminoplastas. Aminoplastas, kurios sudėtį sudaro karbomidinis dervos plus rūgštis vanduo. Ir dar kai kurios firmas naudoja tam, kad nebūtų kvapo salietra. Šita medžiaga pirmais, antrais metais lyg tai ir pasiteisina, kol, kaip ir ponas, kaip ir savininkas, kad sakė. 2-3 metai buvo šiltas namas, po 3 metų labai stipriai pasijautė, krito temperatūra. Ir krenta temperatūra todėl, kad jį dulyja. Jis yra nestabili medžiaga. Jeigu paėmus ir pačiupinėt. Paspauskim. Tai yra labai nestabili medžiaga. Nors firmos, kurios atlieka apšiltinimus su šitą medžiagą, jie sako, kad oro tarpe, ten vienu žodžiu, jos neprisiliečia, saulės spindulių negauna ir tipo lyg tai yra stabili. Bet praktiškai ji yra 2-3 metai. Ir po to, kas yra apsišiltinti, jeigu manim netiki, tiesiog gali išsiimti plytą, apšiltintas namas, kuris buvo prieš 2-3 metus ir pasižiūrės. Vienas dalykas. Antras dalykas, su ją neįmanom užpildyti normaliai sienų. Šeimininkas sako, kad iš viršaus užputimas vyko apšiltinant šitą namą. Ir taip aš manau dar, lyg tai turėtų normaliai užsipildyti. Ir tai jūs matot, kiek yra labai plyšių. Kiek išliko. O kada ir pučiam per skylutės, arba ten plytas išim. Latvijai prieš keletą metų labai stipriai čia varė po visą Lietuvą tą putą. Kaina buvo žema ir jie pūsdavo ir išėmė plytą. Bet vis vien apie 20-25% lieka tuščių ertmių, nes puta nespėja užpildyti taip ertmių, kadangi jos plėtimusi laikas ir stengimo laikas yra apie 20-25 sekundės. Išgelbėjimo būdai yra ir brangus, ir normalus. Šito būdu, kurį pasirinka šeimininkas namo, aš skaitau, tai yra ir nebrangus, vienas iš pigiausių variantų ir vienas turbūt iš efektyviausių. Aišku, būtų geriau, kad galbūt būtų praėję dar keletas metų, ten tos putos būtų visai subirėjus, susmukus į apačią, tada būtų užsipildžius visos pilnumoje ertmės. Bet šalta gyventi. Šalta gyventi ir kūras brangus, aiškus dalykas. Galim pasižiūrėti, kaip atrodo puta. Čia po kiek bus dabar? Po 12 metų. Atkreipkite dėmesį į šitas vietas. Matot, kiek
atsitraukia ir nuo mūro, kokie plyšiai. Ir tie plyšiai nepriklauso nuo metų. Kada puta išdžiūva, visada tokie plyšiai ir būna. Visada tokie plyšiai. Tik tais po keletas metų, matot, kaip jį sudulyja. O, tiesiog virsta į cukrų. Ir gaunas taip, kaip tarybiniais laikais, kai būdavo maišuos perlitas. Visada reikėtų, šiltinant ar darant kokius darbus, būtinai turi daryti firmus, kurios turi leidimus, kurios yra sertifikuotos, medžiagos sertifikuotos, kuriomis po tam tikrą laiką gali surasti. Termoizoliacinė ir garsą izoliuojanti medžiaga Ekovata – tai ekologiška, efektyvi apšiltinimo medžiaga, apsauganti medienos konstrukcijas nuo gaisro. Ekovata naudojama gamybiniuose ir gyvenamosiuose pastatuose, sienų, grindų, pastogių apšiltinimui. Naudojant Ekovatą nebūtini antiseptikai, garo izoliacija, difuzinės plėvelės. Ekovata – tai šilti kailiniai jūsų namams.